Gegužės 17 dienos įvykių liudininkės režisierės Neries Karpuškaitės Akelaitienės eilės. Viską galima pakelti. Viską galima pakelti, tik ne melą ir neišdavystę. Į pasaulio karčią dabartį mes supynėm meilę su vagyste. Mes sulyginom save su dulkėmis, praeitį ir ateitį išniekinom, ant kelelio pilko gulkimės ir nuo šiandien tapkim niekieno. Ir palikim kelią dėl takelio, kad švitėtų blogio ugnys. Gula vėjas ant baltų rankelių, kyla rūkas iš juodos bedugnės. Ir save, keistai pažeminę, barkimės dėl saujos ryžių. Tyliai, vaikšto žemėje, vargšas Judas, nepakeldams kryžiaus. Žodį tars Gintaras Songaila, Tautininkų sąjungos pirmininkas. Mėly, drąsūs ir sąžiningi Lietuvos piliečiai, čia šiandien susirinkę vieną iš lemtingų mūsų šalies politinėje istorijoje dienų. Mes šiandien kalbame apie ką? Kalbame apie tai, ar mūsų šalyje parlamentas, šalia kurio mes esam susirinkę, turi galias. Ar tai yra tautos atstovybė? Ar jie atlieka savo konstitucinę pareigą? Ar ta konstitucinė pareiga, kuri yra parašyta labai aiškiai, tai yra parlamentinė priežiūra teisėsaugos institucijų, parlamentinė priežiūra kitų valstybės institucijų, ar ji vykdoma? Ne pirmą kartą mes šiandien sužinosime apie tai, vykdoma ar nevykdoma. Noriu pasakyti, kad jau komisija, kurią parlamentas sudarė, iš tikrųjų padarė nepriimtiną kompromisą. Jie neištyrė ir nepareikalavo visos medžiagos, vadinamo garliavos šturmo. Jie pasielgė kaip mazgotis. Bet tai ne pirmą kartą. Jau praeitos kadencijos Seimas, netgi prieš garliavos šturmą, kai buvo krizė ir pirmas mėginimas kovo mėnesį pagrobti mergaitę, nepradėjo diskusijos, nors Seimo statute buvo parašyta labai aiškiai, jeigu 10% Seimo narių to reikalauja, privalo pradėti diskusiją ypatingai svarbių valstybė jos piliečiams temų svarstymui. Ką padarė Seimas? Jis paminė tiek konstituciją, tiek patį Seimo statutą. Dar daugiau. Tai paskatino ir gegužės mėnesio įvykius. Kai kurie klanai, ar man nekyla žodis juos pavadinti institucijom, padarė išvadas ir ėjo toliau konstitucinių teisių, valstybės ir piliečių orumo paminimo keliu. Įvyko šturmas. 47 Seimo nariai pasirašė reikalavimą, kuris yra numatytas Seimo statute, kad būtų sudaryta speciali komisija ir būtų vadinamas garliavos šturmas ištirtas kompleksiškai ir ištiriant priežastis, dėl ko kilo ir žmogaus teisių pažeidimai. Turėjo būti tas klausimas privalomai įtrauktas į darbotvarkę Seimo. Ką padarė Seimo dauguma? Nusispjovė tiek į Seimo statutą, tiek į konstituciją. Noriu kreiptis į jūs ir priminti, kad vienintelis mūsų piliečių, Lietuvos patriotų, skydas yra konstitucija. Jeigu ji mindoma, jeigu politikai
valstybės pareigūnai elgiasi nekreipdami dėmesio į šį pagrindinį dokumentą, kuriuo tauta perduoda valdymo galias valdžios institucijoms, tai mūsų valstybės ir tautos ateitis labai miglota. Todėl tai yra liga ir garliavos įvykiai, tai yra vienas iš skaudžių tos ligos pasireiškimų. Kiti pasireiškimai, tai yra ir vadinama lenkiškoji autonomija pietryčių Lietuvoje ir lietuvių kalbos paminimo akcijos ir dabartinės valdančios koalicijos antikonstituciniai pažadai ir abejingumas kiekvienam piliečiui ir ilgalaikiams tautos interesams. Todėl turim visi vienytis, būti kaip daktarai, kaip gydytojai, kurie įžvelgia šią lygą ir kartu susitelkę ją gydyti. Kviečiu visus šiam rimtam darbui. Neris Karpuškaitė Akelaitinė, auštančio ryto vargšams. Sakyk, ar skanus pinigai, kuriuos uždirbai, įgavai iš skausmo nekaltos būtybės? Sakyk, ar gera tau kas ryt prabusti ir kavos nuryt su prieskoniu jaunos gyvybės? Sakyk, ar gera tau kieme vidurdienos gražiam name pajust malonų aromatą, o gal tau gera vakarais sulaukti to, kas tuoj pareis? Ar gera jam įpilt arbatą? Sakyk, ar lengva naktimis susitvarkyt su mintimis, kurios juk retkarčiais apninka? Sakyk, ar tas, kas tau brangu, neslysta kartais iš nagų ir kaip tada tau tai patinka? Nepagalvoji, ar tada mitai, kad svetima bėda ir štai sulaukiai Dievo laiško? Nepagalvoji, įdomu, tai iš kokių esi namų? Buvai vaikų? Ne, man neaišku. Tikrai, tau skanus pinigai ir tu juose neužstrigai? Rimtai aš klausiu, be patyčių. Ar tu dar jais neužspringai? Lėkštė juk, amžiams po nagais. Kojinytės baltos, be kojyčių. Tai ar tau skanus pinigai? Žodį tars Algimantas Matulevičius, Tautos vienybės sąjunga. Mėly tėvynainiai, mes susirinkome labai gražių laikų. Vėluojantis pavasaris jau beldžiasi į Lietuvą, bet susirinkome liūdna proga. Vietoj to, kad kalbėti apie atjautą, apie praėjusias Velykas, apie meilę ir supratimą vienas kito, apie atgimstančią gamtą ir atgimstančią tėvynę, mes dėja turim šiandieną konstatuoti, kad Lietuva kuo toliau, tuo labiau grimsta melo liūne. Iš tikrųjų, jau šiandieną neperdedant galima pasakyti, kad melas, apgaulė, vagystės tapo valstybės oficialia politika. Ir tai toleruoja, ir tai vykdo mūsų išrinktieji, pradedant prezidentę, Seimu ir baigiant prokuratūrai teismais. Aš nesuprantu, iš kur tiek neapykantos savo tautai, savo žmonėm. Turim politikai, turi tie, kurie žmonių renkami, kurie tik po rinkimų sugeba sudaryti vardan lovio koalicijas su žmonėmis, kurie aiškiai yra prieš Lietuvą, kurie aiškiai mydo teismų slenksčius
ir kurie aiškiai normalioje valstybėje negalėtų dalyvauti ten. Bet vietoj to yra persekiami žmonės, kurie galbūt susinervavę, išsprūdo koks nors žodis. Arba paimkim ne vien Neringą, paimkim Eglę Kusaitę, paimkim masę Lietuvos nuskriaustų vaikų, nuskriaustų žmonių, nuskriaustų suaugusių. Ir niekas jų neužjaučia ir jos tik trypia, nes jie išdryso pasakyti ne šitą melui ir šitai apgauliai. Ar šita valstybė turi teisę sakytis, kad yra demokratinė ir teisinė? Ar šita valdžia, kuri save vadina valdžia, yra tautos valdžia? Man atrodo, kad Seimas, kuris leidžia, kad eilinė prokurorė iš Šiaulių, aš nieko asmeniškai prieš tą žmogų neturi, bet galėtų, paminusi Lietuvos Respublikos konstituciją, pasakyti Seimui ne, neleisiu, neduosiu, aš čia pagrindinė viršininkė. Kur jūs matėte tokią tvarką valstybėje? Neturime mes valdžios, kuri atstovautų žmonių lūkesčius ir žmonių interesus. Neturime. Ir neturime todėl, kad esame suskaldyti, supykdyti, supjudyti ir nesugebė susivienyti. Jie pinigais, su nupirkta žiniasklaida daro viską, kad meluoti, apgaudinėti ir visą laiką žmonėms žadėti to, o po to nedaryti. Jūs pasižiūrėkit, kas eina iš mūsų televizijų, kas eina laikraščiuose, kas galia eina internetinėje erdvėje. Žinokit, viskas yra kontroliuojama. Ir jeigu šiandien laisvai gali pasakyti, kad buvusi FNTT vadovą, dabartinį Seimo narių Gailių, Vaikšnoro pavedimu sekė ir tas Vaikšnoras dar šiandien yra areštuotas už tai, nėra demokratijos šitoje valstybėje. Tai yra nusikaltėlių valstybė. Ir todėl aš pats, kiek galėsiu, asmeniškai, su savo žmonėmis ir su visais lietuviais ir tais, kurie Lietuvą skaito savo tėvynę, kitataučiais, stengsiuosi iki paskutinio kraujo lašo ginti mūsų Lietuvą, ginti taip, kaip gimė sausio 13. Ir jie neturi teisės pasisavinti iš mūsų teisę gyventi, auginti vaikus ir normaliai dirbti. Jie turės anksčiau ir vėliau atsakyti prieš tautos teismą, bet mes tam turime susivienyti. Mes turime važiuoti po Lietuvą, mes turime kalbėti žmonėm. Tik patys žmonės, tik jauni žmonės, supratę, kaip jie yra apgauti, kad jie yra pavergti, kad jie yra apgaudinėjami, gali atkovoti šitą valstybę. Ir pamirškime partijas, pamirškime bet kokius nesutarimus. Svarbiausias dalykas - kovoti prieš vagius, aferistus, melagius, kurie šiandien uzurpavo visą teisėsaugą ir kurie uzurpavo politinę valdžią. Jeigu mes šitaip darysim vieningai, mes turime šansą laimėti Lietuvą, jeigu ne savo, tai nors savo vaikam ir savo anūkam. Vardant to kovoja Lietuvos partizanai, vardant to verta kovoti ir mums. Vienybė, vienintelis dalykas, kuris gali suvienyti Lietuvą, tiesa, vienybė ir mūsų visi darbai ir siekiai paaukoti tam, kad visi gyventume geriau, kad mūsų vaikai būtų laisvi, tikrąja ta žodžio prasme, o ne melo apsupti, kad padorų žmonės nebūtų persekiojami, o nusikaltėliai sėdėtų kalėjime ir Lietuva būtų išvalyta nuo melo, apgaulės ir vagių. Už tokią Lietuvą verta kovoti ir aš kviečiu visus kovoti taikiom, gražiom priemonėm, bet masiškai einant į demonstracijas, einant į mitingus ir visur, ir visose reikaluose, ir už kalbą, ir už mūsų gamtos išniekinimą, ir taip pat už mūsų vaikus, ir prieš neteisybę, bet už tą santarvę, vienybę ir klestinčią Lietuvą, už ateitį Lietuvos.